Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Irano. Čia Iranas iš esmės nusitaikė į visą Ukrainą po to, kai Kyjivas perkėlė savo kovą su dronais į artimuosius rytus. Tai, kas atrodo kaip pavojinga eskalacija Ukrainai, iš tikrųjų gali paspartinti Ukrainos technologijų plitimą, galinti palaužti ne tik Iraną, bet ir vieną didžiausių Rusijos karo pranašumų. Pastaruoju metu Iranas paskelbė karą Ukrainai, tai naujausias iš išorinių šalių, kurias jis nusprendė taikytis. Irano parlamento nacionalinio saugumo komiteto vadovas Ebrahimas Azizi oficialiai pareiškė, kad Ukraina tapo teisėtų taikinių ir karo dalyve, nes teikia paramą Irano priešams. Ukraina išsiuntė 4 skirtingas dronų perėmėjų specialistų grupės į 4 šalis, kurios kenčia nuo Irano Shahed bombardavimų ir aprūpino jas iš viso 10 000 perėmimo dronų, kad apsaugotų artimųjų rytų dangų. Irano silpninimas Ukrainai turi strateginę reikšmę, nes Teheranas buvo vienu pagrindinių Rusijos ginklų tiekėjų. Nuo 2021 metų spalio jis pristatė balistinių ir zenitinių raketų už maždaug $2,7 milijardų. Teheranas taip pat tiekė Shahed atakos dronus ir perdavė susijusias gamybos technologijas. Dabar, kai Iranas įsitraukė į karą, tie tiekimai sutriko, o tai Ukrainai suteikė retą progą reikšmingai susilpninti vieną pagrindinių Rusijos ginklų šaltinių. Ukraina taip pat šiuo metu turi perteklinį perėmimo dronų pajėgumą, kuris yra ypač veiksmingas prieš Irano dronų galimybės. Ironiška, kad prie šios situacijos prisidėjo pats Iranas, tiekdamas Shahed dronus Rusijai, dėl ko Ukraina buvo priversta sukurti vienas iš efektyviausių pasaulyje prieš priemonių, kurios dabar siunčiamos naudoti prieš patį kūrėją. Todėl paklausa Ukrainos dronų gynybos ekspertizei sparčiai auga. Daugelis šalių siekia įsigyti perėmimo dronų ir gauti prieigą prie Ukrainos technologijų bei operacinės patirties. Metai, praleisti ginantis nuo Irane pagamintų Shahed atakų, leido Ukrainai sukurti prieš priemonės, kurios dabar plačiai laikomos vienas iš efektyviausių pasaulyje. Volodymyras Zelenskis sakė, kad 11 šalių, įskaitant Irano regiono kaimynės, Europos valstybės ir Jungtinės valstijas, paprašė Ukrainos pagalbos kovojant su Shahed dronais. Prašymai apima perėmimo dronus, elektroninės kovos sistemas, operatorių mokymus ir platesnės oro gynybos strategijas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu taip pat paprašė Kyjivo surengti pokalbį su Zelenskiu, kad Izraelis galėtų išstudijuoti Ukrainos metodus, kaip su dronų perėmėjais kovoti su Shahed dronais. Tuo tarpu Saudo Arabijos naftos milžinė Saudi Aramco derasi su Ukrainos įmonėmis Skifal ir Wild Hornets dėl perėmimo bepiločių orlaivių įsigijimo, siekdama apsaugoti naftos objektus nuo Irano dronų grėsmių. Taip pat domisi elektroninės kovos sistemomis iš Phantom Defense. Pasak Zelenskio, Ukrainos ekspertų komandos jau buvo išsiųstos į Katarą, Jungtinius Arabų Emyratus ir Saudo Arabiją, taip pat lankėsi Eutavei karinėje bazėje Jordanijoje, kur vertino priešdroninės gynybos sistemas ir demonstravo kovos su dronais taktikas. Ukrainos pareigūnai pabrėžia, kad šios misijos yra skirtos gynybos sistemų vertinimui ir personalo mokymui, o ne dalyvavimui kovinėse operacijose. Zelenskis nurodė, kad Ukraina tikisi kompensacijos už savo ekspertizės dalyjimąsi, kuri gali apimti finansavimą, technologijų perdavimą ar karinę įrangą. Vienas iš siūlomų susitarimų numato, kad partnerės šalys tiektų Patriot oro gynybos sistemai raketas mainais į Ukrainos perėmimo dronus. Japonija, kuri pagal licenciją gamina Patriot raketas, taip pat peržiūri ilgalaikius apribojimus dėl letalinės karinės įrangos eksporto ir signalizavo pasirengimą jas siųsti Ukrainai. Ukrainos gynybos pramonės bazė sparčiai plečiasi, kad patenkintų augančią paklausą, dronų gamyba smarkiai didėja ir gerokai viršija vidaus poreikius kovai su rusiškais Shahed dronais. Vis daugiau šalių pradeda integruoti Ukrainos perėmimo dronus į savo ginkluotąsias pajėgas, todėl pagrindinė Irano smūgio galimybė – masinės dronų atakas – tampa lengviau atremti. Pasak Bloomberg, Jungtinės valstijos į artimuosius rytus dislokavo apie 10 000 Merops dronų sistemų, kad padėtų apsiginti nuo Irano dronų grėsmių. Kiekvienas dronas paprastai kainuoja apie $15,000, tačiau perkant didesniais kiekiais kaina gali sumažėti iki $5,000 už vieną vienetą, tai gerokai pigiau nei naudoti tradicinės oro gynybos raketas. Tuo tarpu Norvegija ieško būdų, kaip integruoti Ukrainos perėmimo dronus į NASAMS oro gynybos tinklą. Norvegijos užsienio reikalų ministras Espenas Bartas Eide Kyjive pareiškė, kad tikslas sukurti pigesnius perėmėjus, kuriuos būtų galima gaminti dideliais kiekiais.
Taip sprendžiant dabartinių vakarų oro gynybos amunicijos didelės kainos ir riboto tiekimo problemą. Apskritai, Ukrainos dronų perdavimas Persijos įlankos šalims galėtų reikšmingai pakeisti pusiausvyrą ginantis nuo Irano dronų grėsmių ir tai padeda paaiškinti, kodėl Iranas ėmėsi grasinti Ukrainai. Šie grasinimai daugiausiai yra retoriniai, nes Irano raketiniai ir artilerijos pajėgumai buvo gerokai sumažinti, nors Iranas vis dar turi vidutinio nuotolio balistinių raketų, kurių nuotolis siekia apie 2000 km. Teoriškai Iranas galėtų dislokuoti personalą padėti Rusijai, tačiau taip rizikuotų susilpninti savo gebėjimą valdyti vidaus neramumus ar reaguoti į galimas sausumos grėsmes šalies viduje. Dalindamasi technologijomis ir patirtimis su Persijos įlankos valstybėmis, Ukraina iš esmės paaukojo labai nedaug, tačiau užmezgė daug vertingesnius strateginius partnerystės ryšius ir surinko milijardus ginklų gamybai bei pirkimui. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.